Did you know Kazlų Rūda has Lithuania's first aspiring Cityslow city, aiming to build a slow, sustainable, and community-centered food system? As a Kismet Friendship City, Kazlų Rūda focuses on integrating sustainable food systems into education, local governance, and community life. In 2025, the city launched educational workshops, school, orchard expansion, and local food sourcing programs to promote healthier, more resilient food environments. Sužinoję, kad vyksta toksai Kismet projektas, labai siekiame patekti į jį ir džiaugiamės, kad gavome pasiūlymą iš Lietuvos inovacijų centro įsilieti į bendras veiklas kaip draugystės miestas. Jau seniai siekiame trumpinti maisto grandines, atsisakyti įvežtinių prekių, naudoti gamybai vietinius maisto produktus. Labai džiaugiuosi, kad šito Kismet projekto dėka pasisėmėm patirties iš užsienio partnerių, kur pavyzdžiai yra tikrai labai įdomus, netradiciniai. Taip pat atradome, kad mūsų savivaldybėje yra ir kitų trumpųjų maisto grandinių, tai yra pavyzdys ir su pramiegotais pusryčiais Kupole ir Good Food Experience in Kazlų Rūda. Mes 5 Kazlų Rūdos šeimos po ilgų savo gyvenimo kelionių su savo šeimomis po pasaulį, vis tik tai ieškodamos lėtesnio, ramesnio, sąmoningesnio gyvenimo būdo, savo namais pasirinkome Kazlų Rūdos gamtą, jos miškus, įsikūrėme sodybose skirtingose kaimuose ir visos šalia savo profesinių veiklų pradėjome gaminti maistą arba jį auginti savo šeimai. Taip mes sugalvojome savo iššūkį vidury miškų, labai gražioje vietoje Kupole, pradėti degustacinius pusryčius. Pramiegoti pusryčiai Kupole vyksta kas mėnesį ir mūsų meniu nuolat keičiasi priklausomai nuo to, ką mes pačios kiekviena savo sodyboje tuo metu auginame. Tai taip mes tapome viena iš pirmųjų Lietuvoje slow food bendruomenių. Jos pavadinimas yra Good Food Experience in Kazlų Rūda. Kazlų Rūda iš tikrųjų labai didelį dėmesį skiria vaikų sveikai mitybai. Ir prieš keletą metų stebėdami, kad pakankamai dideli kiekiai yra išmetama maisto ir nesuvartojama tiek mokyklose, tiek darželiuose, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba priėmė sprendimą prezidento Kazio Griniaus gimnazijoje atnaujinti ir įrengti naujai maitinimo cechą ir mokinių ir ugdytinių darželinukų maitinimu pasirūpinti patys. Taigi buvo sudaryta sutarčių su vietos ūkininkais dėl daržovių tiekimo, sutrumpinant taip maisto tiekimo grandines. Kiekvieną dieną pagaminant sveiką maistą iš sveikų ekologiškų žaliavų. Pastebėjome, kad vaikai ypatingai skaniai suvalgo pietus ir visas maitinimas iš tikrųjų parodė didelį pokytį maisto išmetimo ar atliekų kiekiuose. Through transnational exchanges and collaboration with Kismet partners, Kazlų Rūda is developing a model for community-driven, sustainable food culture that could inspire other small municipalities across Europe.